Tai labas rytas dar kartą visiems. Tai labai džiaugiuosi, kad pasijungėt, išjunkit savo garsiakalbius. Tik labai keista, va, matau dabar. Labą dieną. Labą dieną. Ir dar čia kažkas, tai dabar žiūriu. Sekundę, va, viskas gerai. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad sekmadienio rytą pasijungėt. Aišku, pas jus jau beveik pietai, pas mane rytas. Ir žinokit, sąmoningai dariau zoomą, todėl, kad matyčiau jumis. Nes kai darai laivą, tu kalbi vienas į ekraną ir nematai žmonių. Todėl ta komunikacija, jinai dar labai yra svarbi mums žmonėms. Nes kai vakar mano vyras sakė vienu metu, sako, žinai, ten kažkoksai žmogus parašęs, kad sako, žmonėm nebebus noro ir tikslo gyventi žemėje, nes jie save taip patirs, taip save suvoks, kad jie tiesiog nebenorės, bet aš daugiau ir nebeklausiau, kur jisai skaitė ir ką jisai skaitė. Tai va, ir ta komunikacija kol kas yra tikrai labai svarbi, tas ryšys tarp mūsų bendrystės, ką mes galim spinduliuoti mūsų žemėje. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad susijungiam šiandieną. Aš pasidalinsiu šiandieną apie drąsą veikti ir po to galėsime pamedituoti. Žinote, tas dienas, kai paskelbiau, kad apie ką reikėtų kalbėti, visą laiką tu būni susijungęs su savimi, su savo aukštesniais lygmenimis ir bandai susivokti, kas galėtų atnešti žmogui virpesį, kas galėtų nešti žmogui pokytį, tas skleidžiama energija, tas skleidžiamas žodis, kurį tu pasakysi, kad žmogus tikrai išgirstų ir pajaustų tai. Ir žinokit, kaip bebūtų, kas be atėjo, pasidalinsiu toliau, kas buvo vėliau, kai susitelkiau prieš čia išeinant. Pačios geriausios yra išskleidžiamos energijos tada, kai tu daliniesi tai, kad tu patiri absoliučiai pats, tada paliečia žmogų, kad žmogus pagavęs tą virpesį, jis taip pat nori veikti, nori suprasti save. Ir žinot, ir ėjo tokios man mintis, ką reikia daryti žmogui. Ir aš supratau, nuo ko pas mane prasidėjo viskas. Man dažnai sako žmonės, kas mane pažįsta, mano artimieji, kad aš visą laiką buvau drąsi veikti, nebijodavau. Tai buvo ta drąsa, bet ta drąsa, jinai kitokia, gal pasakyčiau. Tokia gal, man nesvarbu, kas nutiks. Aš, kai prisimenu savo mokyklos laikus, mėgdavau taip klasės, kaip pasakyti, užvesti visus, kad darom kažkokį pasipriešinimą ir man būdavo kažkaip nesvarbu, kad susisieks su mano tėvais, todėl kad norėdavosi kažkaip tai parodyti savo tiesą, nors ta tiesa tada, aš suprantu dabar, kad jinai tikrai buvo mūsų ta vidinė tiesa. Po to jau, kai mes išaugam į tą kitą lygmenį suaugusio gyvenimą, tada mes labai stipriai priblokuojam. Taip, mums atneša daugelį dalykų mūsų tėvai, mokykla, bet mes patys daugelį sukūrėm įvaizdžio apie save. Todėl drąsa veikti pirmoje vietoje būtų drąsa pažinti save, tikrąjį grynąjį ir savo tikrąją ašį. Kol nepažįstam savęs tikrojo, mums labai sunku drąsiai veikti iš savo tyrumo, iš savo tikrosios ašies, todėl kad mes turime sukūrę apie save įvaizdį, prisidėję visokiausių atsakomybių, prisidėję visokiausių kaukių, kad ir mums kaip nepatiktų, mes turim būti tokiais ir anokiais.
tiesiog išsižadam savęs, nes visuomenė yra suformuavusi, ką mes turime veikti, ką mes turime galbūt daryti, mes atliekam tam tikrus dalykus, bet mes daugelį dalykų išsižadam savo a, tikrosios, grinosios vidinės savasties, tai, kas mes esame. Ir kai mes atgauname tą savo vidų, kai mes atgauname savo grynumą, tyrumą, tada vienas momentas gali būti taip, kad oi, o tai ką aš dabar veiksiu toliau, čia nebeįdomu jau yra, nes atrodo jau tą jausmą tu suvoki, tu jį supranti, jisai yra visiškai neutralus, bet nieko nereikia daryt, reikia tiesiog leisti gyventi per tą grynumą ir tyrumą, kad galėtumėm drąsiai veikti. Kodėl mes galėsime drąsiai veikti? Todėl, kad mes tiesiog pasitikėsime savo visa struktūra. Mūsų struktūra jau, kaip žinote, keičiasi. Keičiasi mūsų kaulų struktūra, keičiasi mūsų kraujotaka, keičiasi visoje mūsų struktūroje daugelį dalių, netgi mūsų sąmonės pačios kinta, jos kinta, mūsų aspektai, tie, kurie yra nebetikslingi ir kurie mes nebesuteikiam energijos, jie tiesiog pasišalina iš mūsų erdvės ir į mūsų erdvę ateina kiti aspektai, kito dažnio, kito suvokimo, kurie integruojasi, nes einant į naująją realybę, viskas, kas vyko mūsų senojoje realybėje, tiesiog mūsų nebeveiks ir nebebus tiesiog nei tikslinga, nei neš jokios jėgos. Tai vienas iš punktų būtų pažinti save, tai eiti į savo drąsą, nebijoti išsigryninti ir išsinuoginti, koks aš esu. Ir tie tada rūbai, kai jie nukrenta visiškai pilnai, tada atsiranda ta tikroji drąsa būti savimi. Ir tada iškyla klausimas, kas aš esu ir ką aš turiu nuveikti. Ne iš sudėtų kažkokių tai aspektų, kurie nebeveikia, bet iš to, kas yra tavo struktūroje, kuri jau kinta, kuri jau pakitusi ir kuri neša naująjį dažnį į naująją realybę. Dabar dar ką noriu pasakyti. Manau, kad tikrai ne vienas esat patyrę praradimą artimojo išėjimą, ar ne? Mes išeina kažkas, dažnai žmogus taip pat krenta į auką. Ir vėl reikia turėti drąsos, nesureikšminti to fakto, kad kažkas išėjo. Reikia suvokti tai, kad tai yra tik taisi nauja pradžia, naujas etapas žmogaus, kuris išėjo. Ir mes neprarandame nieko su tuo žmogum. Aš kalbu iš savo patirties, kalbu tiesiog apie savo vaiką, kuris išėjo prieš daugiau nei 20 metų. Ir tuo metu aš buvau labai ilgai aukoje, nes galvojau, kad praradau viską, praradau ją maitinti, praradau jai keisti rūbus, praradau tam tikrų dalykų, bet iš tikrųjų nieko nepraradau, nes tas momentas, kuris buvo tame momente, tas momentas ir buvo tos patirties, kurią aš patyriau. Jinai išėjo į kitą etapą, į tą etapą, kurį kaip sąmonė jinai išplėtojo, kad ateitų į žemę tik tam trumpam laikotarpiui, kad patirti dar save, paskutinį žingsnį ir kad aš patirčiau tą patirtį, kurią sutarusi buvau. Ir jinai net nebesireikalavo daugiau žemėje, bet tam reikėjo labai daug laiko, labai daug laiko buvau aukoje ir ką noriu pasakyti. Kai įgavau drąsos suprasti, kad aš esu aukoje, tada viskas pakito. Čia buvo tik prisirišimas. Tai absoliučiai nesvarbu, ką mes išlydime, ar tai būtų vyras, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų vaikai,
Reikia suprasti, kad tai sielai, kuri išėjus, jai naujas etapas, nauja pradžia, o mes gyvieji turim tik palaikyti ir pasiųsti šviesos, kad siela kuo greičiau grįžtų į savo namus. Aš manau, kad kiekvienas mes tai žinome, bet nedažnai mes padarome tai, ką mes suprantame ir ką mes žinome. Dažnai būna, kad mes vis tiek įkrentame į tam tikrus dalykus, kuriuose užvaldo mus emocija ir mums sunku susivaldyti ir leidžiam, kad ta emocija, kuri pritraukia tam tikras energijas, mumis naviguotų tam užburtam emocijų rate. Tai vienas iš aspektų iš tų, kad reikia iš karto įgauti vidinės drąsos, neįkristi į kažkokį tai lygmenį, kuris visiškai, jisai net nebereikalingas. Šią minutę, ką suvokiu, tai net nebereikalinga žmogui. Tai yra tam tikri seni aspektai, kurie nori išsilaikyti dar žemėje, bet jau jie visiškai nebeturi jokio poveikio žmogaus gyvenime. Žinote, šiandieną ryte vaikštau ir aš suprantu, kad mes daugelį dalykų, kuriuos praėjome, ir dar vakar kaip tik Danutė dalinosi iš kurso, kad sako, atrodo, renku akmenis ir žmonės praeidinėja. Tai žinokit, iš tikrųjų taip ir vyksta. Mums atrodo, buvo, kad mes įnešėm didžiulį indėlį, kad būtų pokytis mūsų gyvenime, kad kistų. Bet kokie dabar yra vaikai? Vaikai yra jau gimę su šituo suvokimu. Jau jie sąmoningi ir jie neša, jiem nereikės to praeiti, ką mes turėjom. Jie tiesiog jau kurs mūsų naująją erą, naująją epochą ir naująją realybę. Ir iš tikrųjų tai yra labai nuostabu ir labai toksai momentas yra, kad tu supranti, kad daryti labai daug ko nebereikia. Tiesiog reikia leisti sau išjausti save, išbūti tyrume, nuoširdume, stabilume, tikslingume, teisingume. Ir būtent prieš susitelkiant va čia, žinokit, labai man gražiai parodė vėl kaktoninės plokštės ir man parodė taip, kaip erdvę tos kaktoninės plokštės ir tarp jų begalė daugybė polių. Ir ant tų polių reiškiasi pagrindiniai poliai, tai kurie reiškia žmogų, kursis ta nauja erdvė, tai yra stabilumas, turbūt jau mes žinom senai tikslingumas, teisingumas ir tyrumas, ir viduryje skleidžiasi nauja gyvastis, naujosios eros gyvybė, kuri jau yra, tiktais mes kaip žmonės ją puoselėjame, mes ją energetiškai kuriame ir į tą formą, į tą gyvybę negali įeiti visiškai jokia energija iš senosios realybės, kuri nebeatitinka tam tikrų dažnių, nes susiaktyvino, gal kas nesat kurse, mes turime smegenis, kurios yra ateities, praeities, ne atminties, ateities smegenys ir mes, tas vidurinis polis, kuris aktyvuojame, kad išskleisti būtent naujojoje eroje. Kokia ta smegenų pavadinimo bus rūšis dar neaišku, bet va taip buvo per paskutinę meditaciją. Ir ką dar norisi man pasakyti apie, ką aš turiu dar užsirašiusi. Tai va, drąsa taip pat prisiimti atsakomybę už save tikrai ir kad galėtum veikti per save tikrai ir per visus tuos savo naujausius aspektus.
tuos tikriausius, gryniausius, tai prisiimt atsakomybę, kad visiškai pilnai aš atsakingas esu už savo gyvenimą. Jeigu kažkas ar ne išėjo iš mano gyvenimo, tai aš nekrentu į auką, o tiesiog suvokiu, prisiimu atsakomybę, vidinį sprendimą, kad aš sprendžiu, kaip aš noriu jaustis. Niekas kitas nesprendžia. Tik tu sprendi, kaip tu nori jaustis. Jeigu kažkas vyksta santykiuose, jeigu yra toksiniai santykiai, ir nesvarbu, ar tai su antra puse, ar tai darbe, ar tai tarp draugų, nuolatos kažkas tai vyksta, ar tarp giminaičių, tiesiog turite priimti sprendimą ir kažką keisti, daryti tai, ko nedarėte iki šiol, kad tai pasikeistų. Reiškias pasikeistų, jeigu su antra puse, tai nereiškias, kad iš karto einu ir skiriuosi. Susižiūriu, kas vyksta ir ką galime padaryti, kad santykis pakistų, ir duodu sau laiko, kantrybės tam kismui įeiti. Ir jeigu tas kismas neįeina, tai turiu drąsos priimti sprendimą, kad reiškia santykiai jau atitarnavę ir mes tiesiog atsiskiriame. Tiesiog. Nereikia savęs kankinti, bet reikia susižiūrėti pirmoje eilėje save, iš kurios pozicijos aš veikiu. Ar tai nėra iš kažkokio mano ego, noro kontrolės ir noro savo žinojimo įteikti kitam. Ir jeigu aš susižiūriu, kad pas mane neveikia nei vienas iš tų, kurių išvardinau, nes kontrolė turi begalę atšakų ir aspektų, ar ne? Mūsų žinojimas, kurį mes turime, ir noras primesti savo tiesą, taip pat turi begalę aspektų. Ir jeigu aš neveikiu nei iš vienos šitos pozicijos, o tiesiog išbūnu savo tiesoje, bet kažkam aš sukeliu tai pasipriešinimą, tai reiškia, tie santykiai jau turėtų būti jūsų praeitis. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs nebejaučiat viduje, kad jūs tai mokina ir jūs visai esate neutralus, bet kažkam tai sukelia, mes galime pasakyti, ar ne, jeigu iš mūsų spinduliuoja, kitas žmogus jaučia ir tą agresiją kelia mumyse. Bet jeigu mes matome, kad tai niekur nebeveda ir tai yra tuščia erdvė, reiškia, tie santykiai turi būti nutraukti ir tai nesvarbu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų giminaičiai, ar tai būtų antra pusė, ar tai būtų bendradarbiai, ar tai būtų draugai. Visiškai nesvarbu, bet svarbu yra susižiūrėti. Ir kai tu susižiūri drąsiai per savo tyrumą, nuoširdumą sau pačiam, ir tada priimam drąsų sprendimą, kad aš padarau sprendimą savo vidinį ir išsivaduoju iš tų santykių. Toliau tas pats yra su finansais. Jeigu su finansais kažkas nesiseka, aišku, čia kiekviena tema turi labai didelę, galėtumėm labai daug šnekėti, bet aš tik trumpai noriu pasakyti, kad viskas yra apjungta, nėra atskirties niekur. Jeigu kažkas nesiseka finansuose ir reiškias, neina galo su galu sudurti, kaip sakoma, iki mėnesio galo, taip pat reiškiasi kažką daryti, didinti pajamas. Didinti pajamas tai ne iš tos pozicijos, kad aš nualinu savo kūną, nusialinu ir didinu. Ne, tiesiog pasižiūrėti, ką galiu padaryti, kad jos padidėtų. Ne tai, kad aš sumažinu išlaidas, bet galbūt reikėtų susižiūrėti prioritetus, kur man leisi tuos pinigus. Gal visiškai netikslingai yra išleidžiami pinigai ir po to niekaip necirkuliuoja. Įgaukite įprotį, tiesiog paprastai įgaukite įprotį kiekvieną mėnesį atidėti 20%. Ir tada visą laiką nuolatos cirkuliuos į jums finansai. Tai apie finansus tiesiog tiek, tiesiog irgi įgaukite drąsos kažką keisti, nes dažnai būna prisirišimai, kurių mes nenorime atsisakyti. Jeigu aš negaliu pakelti savo pajamų kažkiek tai daugiau,
tada reiškia, aš turiu susidėlioti prioritetus, tam tikrus prisirišimus, kurių galbūt nebepirksiu šį mėnesį. Ir pasižiūrėt, kaip aš sakau, reikėtų didinti pajamas, o ne mažinti išlaidas, bet prioritetus reikėtų susižiūrėti. Dabar toliau, nu va čia merginos, kurios yra iš tikslinga savęs realizacija, tai tikrai žino, ne viena pakeitė darbą. Ir aš galiu tiktais iš savo perspektyvos pasidalinti, kad labai turėjau daug su savim dirbti, kad uždaryčiau savo verslą. Kas nežinote, turėjau savo kliniką, grožio kliniką, ir kurią vykdžiau nuo 2019 metų. Ir iš tikrųjų, žinokit, turbūt metai, netgi gal pusantrų, aš su savim dirbau, kad aš ją jau uždarysiu. Nes kadangi aš pradėjau daugiau eiti su sesijom, su kursais, su hipnozėm, su numerologija, su visais šitais, aš supratau, kad aš noriu turėti laisvą grafiką ir laisvai dirbti iš namų. Ir tais su savim dirbdama tiesiog metų reikėjo, kol priėmiau tvirtą sprendimą, kad tikrai uždarysiu. Bet žinokite, labai stipriai su tuo turėjau dirbti. Kas žinote, tai buvo ne taip, vieną dieną einu į kliniką, po atostogų mano vidus rėkia, ką aš čia veikiu, aš čia negaliu būti, kitą kartą po kurio laiko man vidus sako, oi, kaip man gaila, čia viskas mano sukurta, kaip aš čia ją paliksiu, kaip iš darbo yra paprasta, atrodo, išeiti, o iš savo kaip yra sunku, prisirišimas, didžiulis prisirišimas. Pradėjau galvoti, o tai kaip aš čia finansiškai, iš kur aš tų finansų tiek gausiu, nes vis tiek yra verslas, yra ir finansai. Ir žinokit, ir kai aš tai pradėjau klinikoj vaikščiot, tai kai man davė srautas ir pasodino. Ir man labai gražiai kūrėjas pasakė, sako, neverkšlenk čia, nežinai, kas tavęs laukia. Ir žinokit, bet tas verkšlenimas jau buvo po to, kai jau buvo sprendimas priimtas. Jau kai buvau pasakius, kad viskas, aš uždarau kliniką. Ir kaip man, žinokit, buvo taip, važiavau su mašina namo ir tiesiog klausiau paprastą knygą, atrodo, Nauja žemė, man atrodo. Ir grįžau namo ir vyrui sakau, viskas parašyk, kad mes uždarom kliniką. Ir vyras dar paklausė vakare dar kartą, ar tikrai? Aš sakau, rašyk dabar, nes rytoj galiu persigalvot. Ir ką noriu pasakyti, suprantat, kas yra? Vidinis sprendimas yra, drąsa yra, bet aspektai tie aspektai, jie yra prisirišimo aspektai. O ką aš čia veiksiu? Jau čia primestas aspektas, ką aš čia veiksiu. Kitas aspektas - baimė prarasti finansus, iš ko aš gyvensiu. Ir suprantat, ir kita puokštė tų aspektų, kurių mes pripratę iš visuomenės. Reikia turėti darbą, normalų darbą, reikia normaliai ir negauti pajamų ir taip toliau. Viską mes galime taip pat uždirbti, gauti, bet mes turime tai veikti iš savo vidaus. Iš savo vidaus skleisti tą tikrąją savo grynąją energiją, kuri atlieka tas funkcijas žemėje, kurios turi būti atliktos, dėl kurių mes kaip sielos, kaip sąmonės atėjom čia išsiskleisti tiesiog per žemišką kūną, per žemišką materiją. Ir ta sklaida, jinai jau yra ne apie mumis. Ta sklaida yra apie tai, ko mes atėjome čia, ką mes turime padaryti. Ar mes turime būti kanalais, nešti tą energiją, kad paliestų žmonės. Ta energija, kuri paliečia žmonės išskleidžia savo kūrybą. Ar mes atėjome čia, pavyzdžiui, ar ne, sukurti kažkokius tam tikrus projektus, per kuriuos bus išskleidžiama tikrai taip pat kita energija, kuri paliečia žmones. Ar mes atėjome parašyti knygas, ar mes atėjome tapyti paveikslus, ar mes atėjome megzti, bet mes, nesvarbu, ką mes bedarytumėm, bet ta energija, kurią žmogus atėjo išskleisti į žemę per savo materinį kūną, jis turi atrasti per savo
tyrumą, grynumą, per savo ašį ir per tai, kaip savęs suvokia tą tikrąjį, be jokių tų išorinių aspektų, kurie veikia mumis. Taip, aspektai jie nuolatos veiks, bet bus jų skirtingi dažniai. Su kiekvienu etapu evoliucijos mūsų egzistencijoje mes turime skirtingus dažnius, kurie mus veikia ir juos mes atpažįstame. Atpažįstame galbūt ne visada, bet jeigu esame savame stabilume, savame suvokime, kas su mumis vyksta, mes visus aspektus matome. Šiandieną ryte, žinokit, tiesiog praėjau su šalavijų namus ir tiesiog matau, kaip energetika kinta ir netgi tam tikros dalys kažkokios pasišalina. Aš net jas energetiškai jaučiu. Ir kai šią minutę mes suprantame, kad žmonių galbūt yra mažiau nubudusių suvokiančių save, kas aš esu. Bet žinokit, man parodė šiandieną taip, kad ateina momentas, kada tų žmonių, kurie nesupranta, kas vyksta, jų bus daug mažiau. Nes mes natūraliai iš prigimties absoliučiai galime viską išjausti, visą supančią, apimančią būtį, tai pajausti savo daiktus, savo energetiką savo kambary, jausti artimą iš savęs šalias, ką jis netgi išjaučia, jausti savo aspektus, jausti savo sąmonės. Absoliučiai viską mes galime suprasti, išjausti ir patirti. Ir tik mes galime priimti sprendimą, kaip naviguoti savo dienoje. Tai reiškia neleisti nei vienam aspektui veikti be mūsų pačių vidinio leidimo. Jeigu matai, kad kažkuris aspektas nori tavim sumanipuliuoti, tai tu esi viso ko savininkas ir neleisk tam aspektui, kad sumanipuliuotų tavimi. Nes visokių situacijų gali būti. Leisk išbūti savyje, toje būtyje, aš esu, kas esu tyrume ir atpažinti tai, kas vyksta aplink tave. Ir tada drąsiai su tuom eiti ir veikti. Nežinokit, kaip eisite per savo tyrumą. Visą laiką turėsit palaikymą. Visą laiką bus palaikymas iš jūsų pačių sąmonių, visą laiką bus palaikymas iš kūrėjo, visą laiką bus palaikymas iš absoliuto, iš užvisatinių sąmonių, iš visos savo struktūros visą laiką turėsit palaikymą. Todėl nebijokite, drąsiai pažinkite save. Tai pagrindų pagrindas pažinus save, išsigryninus save, atpažinus savo aplinką, tada mums žemiški dalykai, jie skleidžiasi visai kitokiu diapazonu, atneša visai kitokį suvokimą, patyrimą, nes mes patys visai kitaip priimam aplinką, kas vyksta su mumim. Ir žinokit, man atrodo, pernai dar lapkričio mėnesį dalinausi tikrai su merginom, kurios kurse yra apie tai, kad meilės energija kitokia. Visa ta energija, jinai visiškai kitokia, bet jūs suprantate, emocijos, jos yra mūsų struktūroje, bet jos yra visiškai kitokios. Jau pernai dalinausi, kad sakau, nėra jokios emocijos. Sugedo mašina, be emocijos sutvarkai reikalą. Nusipirkai naują mašiną, jokių emocijų. Tiesiog nauja mašina. Suprantat, ką noriu pasakyti, kas būdavo anksčiau, tu galbūt ten džiaugdavaisi, gavęs kažką naują, nusipirkęs daiktą, džiaugdavaisi, atrodo. Nesakau, kad tai nėra visiškai nieko, bet nebėra tiesiog tai vyksta natūraliai. Kažkas tai sulūžo, nėra tokio, sulūžo pergyveni, nuėjai pakeitei, nupirkai kitą daiktą. Tas momentas toksai atėjęs ir jau tai vyksta, jau metai laiko vyksta. Ir tiesiog tu nereaguoji į tas situacijas. Tiesiog ateina tau
ar ne kažkokia tai gausa, pavyzdžiui, finansinė, netikėta gausa į sąskaitą. Nu, faina, nu ir ką? Ir tu nejauti tos emocijos, kad čia va, ir ateina kažką susimokėti, tu susimoki. Nu, tiesiog vyksta taip viskas natūraliai, nebėra to disbalanso. Aha, stresuoju, nestresuoju, stresuoju, nestresuoju. Viskas tiesiog vyksta tolygiai, visiškai tolygiai. Ir iš tikrųjų smagu tai stebėti, stebėti aplinką, žmones, kad taip vyksta žmonėse, kad ir kuo daugiau žmonių tai suvokia, supranta, tuo daugiau paliečia kitus. Nes mes net nesakydami, mes išspinduliuojame savo energetiką. Tai va, pasižiūrėsiu dar, ką esu pasirašius. Mhm. Ai, va, dar pasirašiau ir dalinausi pas savo merginų, kaip, pavyzdžiui, kaip paduoda subtilieji mokytojai, paduoda ne tik subtilieji mokytojai, čia gal iš anksčiau, nes čia buvo man situacija prieš 2 metus, bet pavyzdžiui, kaip ir mūsų pačių sąmonės paduoda mum impulsus veikti, tai reiškiasi veikti kažkokį projektą ir pavyzdžiui, kažkokį projektą ir mes nepasiimam intensyvos, nes mes neturime pakankamai drąsos tą padaryti. Kaip tas projektas yra perduodamas tiesiog, mūsų pačių sąmonė, jinai negali pasireikšti. Jei tiesiog, kai jinai negali pasireikšti, tada mes galime reaguot per savo fizinį kūną. Taip man buvo balandžio mėnesį, žinokit, mano kosminė sąmonė pajuto, kad aš uždariau kliniką, jinai norėjo tiek reikštis, tiek kurti, tiek veikti. Ir žinokit, ir aš nepriėmiau jos impulsų, tai žinokit, mane paguldė 2 dienas. Aš neturėjau visiškai jokių jėgų, paguldė į lovą po 18 valandų. Tiesiog aš gulėjau. Iš tikrųjų, balandis labai buvo toksai gan sunkokas, nes reiškia kosminė sąmonė tiek norėjo reikštis, o mano kūnas buvo tam nepasiruošęs. Bet dabar jau viskas yra labai susistabilizavę, labai susidėliavę, taip į stabilumą, aiškumą, link ko reikia eiti. Ir aišku, reikia turėti discipliną, kad ir kaip bebūtų, mes turime turėti discipliną. Aš būtent apie save kalbu, ką aš darau, tai disciplina sėdėt, pavyzdžiui, dabar šiuo metu rašyti disciplina. Nes visą laiką būdavo, ai, visus kitus, žinot kaip yra, bėgam, kažkokių darbų turim namuose ir neprieini prie tikslingos užduoties, ką tu turi atlikti. Tai disciplina reiškiasi pasportavai ryte, pakvėpavai, pameditavai, ar tiesiog buvai savo susitelkime, atsisėdai, nors pusę valandos parašai. Nesvarbu, kiek tu parašysi, parašai. Tai nesvarbu, ką jūs veikiate, ar rašote, ar tapote, ar mezgate, ar dar kažką veikiate. Tiesiog disciplina nors pusę valandos savo darbui, savo kūrybai. Tai taip pat savęs ugdymas yra. Ir žinokit, daugelį dalykų, netgi jau prieš 2 metus esu tiesiog sąmoningai netekus, todėl kad neturėjau drąsos veikti tame. Ir dar noriu vieną tokį pavyzdį pateikti, mes čia kalbėjom su Vidule, kad kaip reikia, reiškiasi, kai nenoras kažkur tai kažką daryti, tai tu save, kaip pasakyti, nu tau truputį reikia įspirt savo į užpakalį, kad išeit, nenoriu kažkur tai eiti, bet save priversti išeiti, priversti kažką tai veikti, kad užsivestų tas generatorius viduje ir kad pajaustum tą veikimą. Ir iš to tas nenoras taip pat yra iš tų tokių aspektų, kurie nenori eiti iš komforto zonos. Nes jiems yra patogu. Jiems yra patogu, man gera, man patogu, man nieko nereikia daryti, ai, kur aš čia eisiu ir vėl. Ne, išeikite kaip pasakyti, pastumkite save, kad išeitumėt, pasižiūrėkite, kas vyksta, susižiūrėkite savo vidų ir jeigu matot, kad jau ta erdvė atitarnavo, reiškia sustojame, atves jum kitą erdvę, ta, su kuria jūs vibruojate ir su kuria augate kartu.
Tai vyksta nuolatos, bet visus sprendimus ir veiksmus priimate tik jūs, niekas kitas. Kiekvienas veiksmas, kurį padarote, jos atveda į kitą suvokiminį lygmenį. Dabar dar noriu pasidalinti tiesiog, kad paskui eisime meditaciją ir greičiausiai gal atsijungt norėsis. Noriu pasidalinti, kad greičiausia nuo birželio, dar nežinau, mes su merginomis aptarsime čia šiandieną po pietų, vyks 21 dienos meditacijų ciklas, kuriame iš tikrųjų ir eisim į tą etapą, kad perlauž savo komforto zoną ir išeiti iš savo komforto zonos ir save patirt kitaip. Kad patirt save kitaip, tą informaciją mes pasidalinsim truputį vėliau, bet noriu pasakyti, kodėl apie tai kalbu. Todėl, kad merginos, jos taip pat išeidamos iš savo komforto zonos atvers vartus ne tik sau, bet atvers vartus ir kitiem. Ir kaip Danutė vakar dalinosi, kad rinko akmenis, tai jau kelią paruošus yra nurinkus akmenis. Ir dėl ko 21 diena dar noriu pasakyti, todėl kad 21 diena tai yra tas periodas, kai mes įgauname discipliną. Ir mūsų kūnas tada jau prie to pripranta ir nori tęsti toliau. Šitą informaciją pasidalinsim vėliau. Kas norėsite, galėsite prisijungti. Ir dar noriu tiesiog irgi taip pat pasidalinti, kad atsiveria dar viena erdvė, atviri pokalbiai. Taip pat ateis atviri pokalbiai į mūsų erdvę, būtent į mano vidinės kūrybos erdvę. Ir jeigu kažkas norėsit, kažkas jaučiate, kad norite pasidalinti atvirai, tada parašykite man žinutę. Pakviesiu jūs į pokalbį. Tai turbūt šiandieną tiek, linkiu kiekvienam iš tikrųjų drąsiai eiti savo tą grynąją, tyrąją ašį, drąsiai save pažinti ir drąsiai daryti visus veiksmus. Ir jeigu pajausite nors kokį aspektą, kuris išmuš jus iš pusiausvyros, visą laiką užduokite klausimą, o kas gali nutikti? Blogiausia. Įėję vėl tą situaciją ir vėl klauskite, kas gali nutikti dar blogiau. Ir žinokite, nieko negali nutikti, visiškai nieko. Nes visa ko kūrėjas esi tu. Sprendimus priimi tu. Veiksmą darai tu. Tik įvaldyk savo sąmonės taip, kad suprastum absoliučiai, kas yra tavo erdvėje. Suvok tuos aspektus, kurie veikia, suvok tą energiją, kuri yra pas tave kambaryje. Suvok, kaip viskas vyksta tavo aplinkoje. Pastebėk ją, tiesiog pažink tą visą, kas vyksta, nes tai nėra tau nepažįstama, tu visą tai pažįsti. Tik pabūk tas stebėtojas ir prisimink. O dabar kviečiu į meditaciją. Atsipalaiduoti. Dar noriu tiesiog pasakyti, kad praeitą kartą mums per meditaciją išėmė kontrolę ir baimę, žinokit. Tai vat, tokias, kaip žinot, kaip nervas yra iš danties, tai taip išėmė kontrolę ir baimę. Tai pasižiūrėsim, kur mumis dabar nuves. Tiesiog atsipalaiduokite, pakvėpuokite giliau. Kam jaučiasi, galite užsimerkti, o kam jaučiasi, galite būti atsimerkę, stebėti savo erdvę. Taip ugdydami taip pat dar vieną savo gebėjimą
Tiesiog darykite taip, kaip jaučia jūsų vidus. Viską patirkite per save. Dabar išjaus pilnai savo kūną ir aplink kūną sukančią energiją. Šita energija, kuri sukosi aplink tave, yra šio momento tavo būties sklaida. Visiškai pilnai. Tu atsiduodi tik sau, savo vidui, savo patirčiai, savo suvokimui, būti savimi. Jauti savo širdies dūžius ir jie tokie ramūs, skaidrūs, aiškus. Ir tu supranti, kad visa esi tai tu. Visi tavo organai, jie jaučia tavo širdies plakimą. Visos tavo dalys, kurios yra ne fizinės, jos jaučia tavo širdies spinduliuotę. Visa tavo suvokiama ir nesuvokiama erdvė turi gijas su tavo širdimi. Tad suaktyvink šiandieną gijas, su kūrėjo gijomis. Suaktyvink gijas su absoliuto gijomis. Suaktyvink savo gijas su savo aukščiausia būtimi ir leisk patirt save visuose šituose gijų apjungimo momente. Visiškai pilnai jauti savo fizinį kūną. Visiškai pilnai jauti savo sielą.
visiškai pilnai jauti kūrėją savyje. Visiškai pilnai jauti savo aukščiausiąją būtį. Visiškai pilnai esi apsijungus su absoliutu. Būk tiesiog buvime ir leisk šitą būseną, šitą būties būseną kad įsilietų į tavo suvokimą ir pajautimą. Šitų būsenų dažniai jie gali būti skirtingi, nesgi jos skirtingos, o tu leisk tiesiog priimtai. Jei dar jaučiasi, kad kažkokie netiksliniai aspektai arba netikslinė sąmonė tave atakuoja, tu priimk vidinį sprendimą ir įgalink save atsisakyti šitų sąmonių ir netikslinių aspektų. Žinok, visata taip sukurta. Joje egzistuoja viskas. Tamsa, šviesa. Ir egzistuoja visi poliai. Ir jie visi reikalingi. Tik tu, būdamas savo kūrėjas, savo žemiško gyvenimo, aktyvuoji tuos polius, kurios nusprendė aktyvuoti. Tad ir leisk sau suaktyvinti savo vidinį pamatą, su absoliuto stabilumo pamatu, kad šis stabilumas įsišaknytų su visomis atšakomis per tavąją būtį, tavo tikrąją būtį. Leisk sau priimti save su visais savo poliais ir šitos polius aktyvuodama ir keisdama jų dažnius, tu įleidi
į naująją savo realybę, į naująją savo egzistenciją. Išbuvusi savoje būtyje, apsijungusi su gijomis, pajausk savo pakitusią formą ir struktūrą. Tai yra tavo būties, naujos realybės forma, kurioje gali matyti daugelį atšakų, formų, formulių, figūrų. Tai naujoji žmogaus realybė, naujoji ateitis. Nieko tau ypatingo daryti nereikia, tiesiog leidi savo būčiai skleistis, savo suvokimui, pajautimui, skleisti savo sąmonę kūrėjui ir absoliutui per tave. Šiuo metu jauti tokią ramybę, lengvumą, žinojimą, aiškumą. Ir šita būsena, kurią tu patiri šiuo momentu, yra tavo tikroji būsena. Tik dažnai išoriniai veiksmai ir visa išorė atitraukia nuo tavo tikrosios būsenos. Bet turi suprasti, kad šita būsena, ji turi gyvuoti ir įgauti gyvastį, būti kartu su tavimi tavo išoriniuose veiksmuose, išorinėme gyvenime, veikloje, santykiuose. Ta tikroji būsena tau padės suvokti, kas yra tikra, o kas tik iliuzija.
absoliuto stabilumas ir tvirtumas leis tau išlaikyti savo tiesą. Kūrėjo meilė, jo švelnumas padės tau išlaikyti tavo tyrumą, nuoširdumą. Tu pati pats, kaip žmogiška asmenybė, įgalini savo būtį veikti savo materijoje. Ir tai yra paprasta, lengva ir natūralu. Tavo būtis, kurią tu suvoki dabar, jis skleidžiasi tavo materijoje. Turi išbūti savo būties momente visuose situacijose ir veiksmuose, kurie ateina į tavo dieną. Leisk sau pabūti stebėtoju, savęs stebėtoju. Leisk atpažinti savo visas dalis. Viskas, kas yra tavyje, yra ir tavo aplinkoje. Visa kūrėjo meilė, absoliuto stabilumas, tvirtumas. Viskas taip pat tavyje. Atėjo momentas nesiblaškyti ir neieškoti, o tiesiog susitelkti į save ir pajausti savo būties esmę, savo būties sklaidą, savo būties suvokimą. Ir pamatysite, kiek atsilaisvins jums žemiško laiko, nes visus tuos suvokimus
gausite per save. Užfiksuokite pilnai šitą energiją, kurią patyrėte ir patiriate dabar. Išbūkite tame tiek, kiek jums reikia. O išbuvę pajauskite, ar reikia užrašyti, išsakyti, ar pasidalinti. Atminkite, jūsų sklaida atveria ne tik jum patiem, jūsų pačių giliuosius sluoksnius, bet jūsų sklaida paliečia kitas žmogiškasias būtybes. Išbūkite šitose energijose savo būties būsenoje tiek, kiek jums reikės. Ir labai kviečiu jūs, pasidalinkite asmeniškai ar po šituo postu, kurį buvau paskelbusi dėl šio susitikimo. Laukiu iš jūsų atgalinio ryšio. Linkiu gražaus sekmadienio ir išbūti šitoje būties būsenoje. Iki, mielieji.